Šaky, 50-50, daug greičio, kas svarbiausia, geras flow. Žinoma, daug palaikymo, taip? Gero labai girdėt, kad publika taip aktyviai įsitraukia, pakuria raideris, tik mūsų visų bendrom pastangom galime tikrai pakurti gerą vaibą, gerą flow. Dega energija Tadas, ko gero bus Rebulė iššovęs prieš finalus. 10 sekundžių Damulė, legend! Visą žemą metu šypsena Tado veide, o toks ir turėtų būti vaibukas skateboardinge. Surfamus! Viskas, Tadai, ačiū tau! Visas priims, skeiteriam ypatingai patrykins visada. Tai vitogai! Access ball. Ollie. Ir Borsla, geras viską, geras flow, daug greičio. Visai netrukus mūsų laukia jau ir antrasis hitas, kurio matysime Roką Petravičių, Mindaugą Lukaševičių, Tomą Mankevičių ir Mantą Vaškelaitį. 4 Motorsports komandos draugelius, legendinius talentingus skeiterius. Viską, dar kiek daugiau nei pusę minutės. Didelės nesėkmės pačioj pradžioje Emilis pilnai grįžo. Grįžios. Pusę minutę išnaudoja Emilis, dar visą minutę prieš akį. Dėja ir šitas prabėgo, nieko Emilė taip pat dar turės ir single trick attemptus. Dabar tavo vienas pirmasis single trick attemptas, kad ir kur ką nori. Laikas nuimtas. Laikom, prasideda pirmosios finalistų grupės single trick attemptai. Tai reiškia, kad dabar bandys nebe kažkaip gražą žemą daryti, o po vieną kažkaip sunkesnį, įdomesnį, galbūt kūrybingesnį triuką padaryti. Ai, dėja. Pirmasis triukas tiesiog nepasisekė. Jonai, tavo pirmasis single trick attemptas. Ok, Jonai, žinau, kur tą treplių padarysi. Gerai, daug greičias, spiriasi Jonas per visą parką. Manau, kad bandys per tą kampą, kur per raną neišėjo stompint gerą treplipą. Šiek tiek palaikymo Jonai. Ai, nieko Jonai. Dėja, Jonai pirmasis nepavyko. Visiškai panašus vaizdas, kaip per olimpinės ar per aukščiausios kastos Street League varžybas. Tačiau skeiteriai tikrai dar įsibėgės. Tadai, ką sugalvoji savo pirmajam triukui? Tadas Damulis, reprezentina Šilalę. Dėja, ir Tadas pramisina. Pramisina triukus todėl, kad dažniausia visi bando kažkokius lengvesnius triukus, nereikia daug vienas paskui kitą padaryti, o dabar jau bando visi kažką, ką sunkaus moka. Emilį, tavo pirmasis single trick attemptas. Emilijus Šimanskis. Ar pažįsta čia kas nori Emilį? Ar nori palaikyti? Here we go. O Emilis ruojas savo triukui. Dar kartelį dėkui renginio rėmėjam. Balsė, Sports Skate Park, Red Bull. BMX asociacija. Yes, Emilį. Krasnorala ir daug kitų. Gerai, pradedam antrąjį ratą. Vicokai, tavo antrasis triuko bandymas.
Kaupėsi Vytautas, dabar jau viskas yra ne apie laiko, apie susikaupimą, koncentravimą ir apie geriausią, sunkiausią vieną triuką. Žulkaus, ir šitas geras, taip ir žinom, kad vaidelis skaidrės tinkama personalas pakursi. Gerai, Jonai, tavo antrasis single trick bandymas. Ai, matau, Mindaugo, tik neįlėk į kelią. Duosim jums apšilt, nebijok. Ir Jonas Petrauskas. Wow, gerai užsimota. Tadai, tavo antrasis. Žiūrovai, žinokit, nuolat reikia garso palaikymą ir taip toliau, kitaip nevažiuosiu. Gerai, įdomu, Emilė, tavo paskutinis antras. Emilė Šimanskis, regis važiuoja ant vėlą. Dėja pabėgo. Jonai. Jonai. Oi, sorry, bet saka. Jo, žinau, pradėm. Viską, let's go. Jonas ir Rydas yra geri draugai, du panevėžiečiai. Ant tiek su Bondė, kad net sumaišiau esu antrą kartą. Gerai, Jonas, trečiasis triuko bandymas. Ai, dėja. Tadai, trečiasis tavo triukas. Primenu, kad naujasis Palangos betoninis parkas toks didelis, kad nuo vieno galo iki kito važiavusio nebematai draugų. Gerai, Mindė išnaudoja visą parką, tai visada prideda papildomų taškų. Parko išnaudojimas, stilius, greitis, flow, triukų atlikimas, sudėtingumas, gausa ir taip toliau. Tyrę teisėjai visada žino, kaip ir ką vertinti. Šiandien teisėjų tribūnai turime legendinį Palangos skaiterį Audrieną, taip pat Tomą Petrošių, legendinį Vilniaus skaiterį, taip pat Joao de Silva. Brazilijos, Portugalijos, dabar jau Berlyno, Brazilo keliauninką ir dažną svečią Lietuvoje. 15 sekundžių, Mindė. Yeah! On fire! Žmogus spėjantis viską, visur ir visada. 3, 2, 1. Ačiū Mindė, mes judame toliau. Tomas Monkevičius. Daug čia treniravo, iš anksto atvaręs, žiaurų peilą pagavo. Važiuoja šiandien čia finalas. 5 to fake, gražiai ant transitiono pradeda savo raną. Čia mūsų visų pamėgtoje vasaros rezidencijoje Palangoje. Legendinė Vakaramba 2004 festivalyje, kuris vyksta nuo neatmenamų laikų. Aš jame užaugau, aš jame ir senstu. Ir manau, kad šis festivalis dar daug visko pamatys. Neišmanėm žmonėm galbūt ir sunku suprasti, ko čia visi dabar užriko, bet kai kurie triukai yra tiesiog labai techniškai sunkiai padaromi. Žmonėm dažnai, kurie gal ne tiek gerai įsigilinę į realų sportą, atrodo triukai įdomesni, kur važiuojama greit, šokama aukštai, bet kartais yra technika ant tiek sunkiai suvokiama, kad vis man skaiterį iš karto kelia rankas viršų. Tomas Monkevičius, originaliai iš Šiaulių. Kaip jau šiandien paskui visą dieną, turime čia skeiterių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Tomas taip pat kitą savaitgalį dalyvaus grandiozinėme pasaulinio lygio skate festivalyje, skate ir paveiks festivalyje Simple Session. Keliausime į Tartu, Estiją. Yes, Tomai, 15 sekundžių, keep it going, geras flow, daug sunkių triukų. Kuo tolyn, tuo gilyn į mišką. Eklipse!
Yes! Jau kalbam! Nice, Tomėjau, viskas, truputėlį atsipūsk, tuoj turėsi antrąjį savo važiavimą. Ir paskutinis, bet ko gero, įdomiausia, rimčiausia per kvalifikacijos pasirodęs. Kons Lietuva, lygiai taip pat kaip finalistai Šimegytė, Mantas ir Tomas. Man teko garbės surinkti stipriausius Lietuvos skeiterius, kaip vis tik žinau, šią komandą. Tai Rokai, labai šaurus važiavimas. Front Smith pop out. Tai Rokutė geras flow. Fibo! Rokai, nuo kada turėjimus tokį skeitinį? Nice! Kaip ir minėjau, mano seni geri draugai, su kuriais skeitinu jau dešimtmečius, vis dar sugeba mane nustebinti. Nolino užmenio. Ir eilus pakilina, ir technikos. Kol kas visai neaišku, kas čia stos ant podiumo, kam atideks Sport, Technorama, Red Bull, Citywave, 313 ir dar kalnas prizų. Daug rėmėjų, daug prizų, tikrai yra dėl to pakovoti. O kokį ir balsę draudimą gausi, kas ten žino. Kai tvarka, kepsniukai Technoramos palapinė, matau, taip pat neliūdė. Viskas žodžiu važiuokit ir bus. Dar vieną specialų shout-out noriu pasakyti žmogui, kuris viską čionai pakūrė, suorganizavo, grąžino didžiąją karambą atgal ant kojų, lakstą organizavo. Albertas Martinaitis buvo su karamba nuo pat pradžios ir panašu, kad bus iki pabaigos. Viskas, Rokai, laikas. Matriuką pradėsime skaičiuoti 2,5 minutės. Terrorism. Front early grab. Terrorism. Evil terrorist. I am the terrorist. Jūs tai. Ar tu mikrofoną mano bai atjungęs? Šiek tiek pabėgo poteris.